Taigi dar kartą sveikinamės iš Kauno ir trečiose šio ryto varžybose susitinka Kipras ir Lietuvos antroji regbio rinktinė. Favoritai čia aiškiai galima įvardinti Kipro regbininkus, bet mūsų jaunoji regbio karta tikrai nepasiduos taip lengvai ir manau pamatysim gražią kovą. Prie manęs prisijungė buvęs regbio 7 rinktinės žaidėjas ir Šiaulių Vairo Kalvio regbininkas Vilius Kucinas. Labą dieną. Kokios prognozės, Viliau? Na, aš gal taip drastiškai nesakyčiau, kad mūsų Lietuvos antroji rinktinė yra kaip ir lūzeriai, o Kipras favoritai. Pirmos šiandieną varžybos matėm tiek Lenkam favoritam nelabai sekėsi, tiek mūsų lietuvių pirmąjį rinktinį irgi favoritai nelabai sekėsi, tai Kipras galbūt irgi nesužibės šį kartą. Na, iš karto matom, kad turėsim 5 taškus, man atrodo. Justinas Šernas bėga į skaitinį plotą. Ne, spėjo išstumti kipriečiai į užribį. Na, lietuviai tikrai labai agresyviai ir staigiai pradėjo rungtynės. Mantas Maršantas, Lietuvos aikštės viduryje šlupčioje. Gavo iškart, man atrodo, į paširdžius, sunkiai alsuoja. Teisėjai kažkas neaišku. Liepėsi Domantui Tautkui grįžti poziciją, kuriam ir priklauso būt. Na, klaida, Kipro klaida ir turėjo šansą Mantas Maršantas išvesti komandą į priekį. Nepasisekė, sužaidė į priekį, grumtynės kamuolį įveda Kipras. Na, kaip rodo pirmosios minutės šių rungtynių, Kipras nėra aiškus lyderis šiame mače. Perimam kamuolį, Justas Šernas toliau Edvinui Peskovui. Praradom kamuolį. Mūsų antroji rinktinė gal fiziškai yra truputį nusileidžianti Kipro rinktiniai, tad nežinau, labai pasirinkta bloga strategija veltis į visas grumtynės ir ristynės su Kipru. Na, šį kartą pasiseka Kipro atkovot kamuolį iš užribio, bet jie vis dar prispausti prie savo ženimo plotą, 5 metrai iki jų skaitinio plotą ir lietuviai labai sėkmingai agresyviai ginasi. Kasparas Krasauskas stabdė ataką. Kipro 12 numeris, jų vadinamas playmakeris, žmogus, kuris kūrė visą žaidimą su kamuoliu. Tęsia kipriečią ataką. Akrobatikos elementą, ką tik matėm, labai įdomu. Klausimas, ar bus geltonų kortelių? Keistas sprendimas, aišku, nes kėlė lietuvių tai kiprietis. Negalima kelti žmogaus taip. Tačiau turbūt lietuvis mūsų buvo baudoje. Ką ir teisėjas dabar parodė. Kipras atakoje, pirmas numeris veržėsi į priekį, atsistumė vieną lietuvį, antrą. Ir Mantas Maršantas lieka vienas gynyboje. Edvinas Peskovas kovoja dėl kamuolio. Kipras tęsia ataką per kairę aikštės pusę. Ir čia turi jie skaitinę persvarą, kurios net nereikia. Trečias numeris bėga į skaitinį plotą ir turim... Suklydo šį kartą Mantas Maršantas, jo žmogus. Atsiprašau, ne Maršantas. 40 numeris Justas Šernas. Justinas Šernas. Su Justais Justinais visada įdomu, kaip jie nori, kad juos vadintum Justinu ar Justu. Pavyzdžiui, Vasiliauskas, jis yra Justas ar Justinas? Justinas. Justinas, bet nori, kad jį Justų vadintų. Nu, pravardė Stanius. Vardą nelabai turbūt kas ir žino. Jo, tai grįžtant į varžybas, tai apmaudi klaida. Na, aš manau, kad jeigu pavyktų Lietuvai šitą rezultatą išlaikyti bent iki kėlinio pabaigos, galim turėti labai įdomų antrą kėlinį, nes mūsų jauna komanda tikrai išeis su
gerų užsivedimų, šiaip ir dabar netrūksta mūsų antrai rinktiniai užsivedimo, tokio sveiko sportinio pykčio. Ir jeigu pavyktų išlaikyti priešininkus arti savęs, galėtume matyti labai įdomų antrą kėlinį. Dabar svarbiausia arba išlyginti rezultatą, arba nebegauti daugiau taškų. Jo, tai iš trenerių pozicijos keistas. Galbūt treneriai nori, kad pasižaistų ar jauna komanda, ar truputį ugdo jaunosius 7 regbininkus, nes yra tokių patyrusių žaidėjų kaip Žilius, kuris yra kaip veteranas ir tikrai gerai žaidžiantis regbį 7, tai galbūt prieš Kiprą būtų paranku išleisti tokį stabilų žaidėją. Geltoną kortelę rodo Justui Šernui, nors man atrodo, ne jis prasižengė net. Teisėjas pats neužtikrintai žiūri Justą Šerną, nes berods taip pražanga buvo. Žmogus po smūgio koje buvo parverstas ir neleista jam tęsti atakos. Bauda skiriama ten, kur krito kamuolys. Ir Lietuva 11 numeris Kipro gretose, greitas žaidėjas. Taip, ir matome, atsidarė tarpas. Kipro 7 žmonės, pas mus 6, tai ir Kipras pasinaudojo šio padėtimi. Iš visų turbūt tų įvardintų prieš šiandienos rungtynės favoritų, Kipras atrodo ramiausiai. Iš visų, kurie išėjo į aikštę, tiek lenkam, tiek lietuviam buvo išties daug vargo su savo priešininkais. Ir kipriečiai įrodo, kad yra stabilios psichikos ir sėkmingai laikosi žaidimo plano ir kol kas užtikrintai pirmauja prieš mūsų antrąją rinktinę. Nesiskaito tokie taškai, kai kamuolys atšokęs nuo žemės, per kitą pusę grįžta į aikštę virš vartus skersinio. Galėtų būti bonus taškas koks nors už tokį elementą, ten 10 taškų. 52? 50. Kartu ne. 52 taškai iš karto, visi mokytis vien šitą elementą tada. Daivaras Jonaitis. Labai pavojingai Daivaras žaidžia, mušti kamuolį atgal yra labai rizikingas. Reikia labai tiksliai žinot, kur tada žmogus tavo stovi. Nes vakar visą dieną ir gan sėkmingai mušinėjo kamuolį, nemažai kamuolių atkovojo ir Kipras toliau neša žeminimus vieną po kito į Lietuvos rinktinės įskaitinį plotą. Nebejoju, kad matysim keitimų Kipro gretose greitų metu. Kėlinys jau pabaiga eina, tai turbūt bus labai daug pakeista žmonių. Lietuviam, kaip ir pirmai rinktinės komandai, nepavyksta atsibūsti turbūt iš rytinio miego. Gal pavėlavo kelt visus ryte kažkas, gal 9:30 varžybos 10, 9:30 pažadino greitai iš stadiono. Jo, daug laiko nebelieka, bet man atrodo antram kėliny mes iš karto tikrai pamatysim ir lietuvių gretose daug keitimų. Vėl muša kamuolį ir šį kartą pasiseka. Justą Šerną su kalnu, randa Kasparą Krasauską, šis kerta į vidurį, nors galėjo pabandyti šiek tiek ir kraštų daugiau pabėgėti. Daivaras Jonaitis praranda kamuolį, laikas baigėsi, teisėjas stabdo rungtynės, turėtų švilpti kėlinio pabaigą, taip ir yra. Lietuvos antroji rinktinė pralaimi Kiprui 0:17, laukia antras kėlinys. Birželio mėnesį Lietuvoje vyks net 2 Europos regbio 7 čempionatai. Birželio 14 ir 15 dienomis mūsų vyrai kovos Kaune, o birželio 28 dieną mūsų merginos žais Vilniuje. Ateik ir palaikyk Lietuvos rinktinės kovoje dėl čempionų vardų. Pagrindinis Lietuvos regbio rėmėjas Lietuvos paštas, didysis rėmėjas Viči rėmėjai. Informaciniai rėmėjai, bilietus platina biletai.lt. Evaldas dar yra. Evaldas, jeigu šitą leistų. O Edvardas Žilius. Evaldą ir Žilių. Nu, patyrė, prasibėgė. Kažko taip neprotingai. Protingai žaidžia.
Aš manau, kad neįmanoma, bet kad iš karto šių rungtynių įmanoma pažiūrėti rungtynių pirmą minutę. Ne, tai aš tiesiog jis prašė, aš taip ir jam ir pasakysiu, kad neįmanoma. O čia gal matęs pirmą minutę, sako, buvo. Tęsis rungtynės, berods turėjom ką tik trumpą diskusiją su teisėju Ramūnu Gruminu, buvo kalba apie žaidėjo metimą. Buvo toks epizodas, kai Kasparas Krasauskas buvo pakeltas į viršų ir nuleistas ant galvos aukštyn kojom. Tikrai buvo toks epizodas. Įdomu, koks bus teisėjų sprendimas, jeigu tai galima traktuoti po varžybų. Jo, ir pats rungtynių komisaras paprašė šito pakartojimo, tačiau... Na, tai nieko iš tikrųjų nekeis, nebent diskvalifikacija Kipro žaidėjui, kas tikrai nebūtų jiem naudinga. O 11 numeris toliau įrodinėja savo, kaip sakyt, kokybę ir labai sėkmingai nešioja taškus. Šiaip įtariu, kad 11 Kipro numeris gali būti rezultatyviausias šiuo metu turnyro žaidėjas, nes vien vakar jau aš įlinksniavau tikrai ne vieną, ne du ir ne 4 kartus. Neš ir neš jisai žeminimus, labai charakteringai bėga, atsilošia žmogus, lengva įsiminti jį. Vis dar lietuvių gretose nesimato nei vieno keitimo, mūsų prognozės neįsipildė, kažkodėl tai treneris nusprendė neleisti labiau patyrusių žaidėjų. Vėliaus nuomonė reikėtų Kauno desantą keisti Plungės desantu. Arba dalį Šiaulių desanto praretinti ir pakeisti plungiečiais Evaldu Gaubiu ir Edvardu Žilium. Be abejo, tie žaidėjai, matome, Kipras daro keitimus, atsinaujina šviežias jėgas pas mus, nežinau, gal iš tikrųjų... Gal baudžia treneris, baudžia žaidėjus. Arba trenerio strategija galbūt tiki, kad prasilauš, susižais ir parodys geresnį žaidimą mūsų antroji regbio rinktinės komanda. Kad ir kaip, gražiai ginasi Kipras, tikrai agresyviai. Jo, tiesiog traiško mūsų. Kad ir kaip netikėtinai skambėtų, iš tikrųjų mūsų antroji regbio rinktinė, net ir pralaimėjo šias rungtynės, gali sėkmingai kovoti dėl 5 vietos. O tokia komanda kaip Danija, kuri prieš turnyrą buvo laikoma stipriu vidutinioku, arba Moldova, kurios niekas nesitikėjo, kad jie gali čia taip silpnai pasirodyti, tikrai net nepretenduoja net į 7 vietą jau šiame turnyre, o lietuvių antroji komanda gali labai sėkmingai pakovoti dėl vadinamos mažosios taurės. Taip, ir matome, ruošiasi Lietuvos rinktinės keitimas. Evaldas Gaubys ir matau Tomas Alksnys aikštėje pasirodys. O Kipro gretose pasirodys kažkoks mažiukas žaidėjas. Greitas turbūt. Taip, ieško mūsų irgi antrosios regbio rinktinės komandos treneris tam tikrų žmonių. Matėme vakar visas rungtynės, Tomas Alksnys buvo startinėme 7. Šiandieną jau keitimas ir vėl klysta. Ne, čia buvo jau individuali grinai Kasparo Krasausko klaida. Reikėjo jam griebti, nereikėjo laukti, kol kažkas pribėgs iš komandos draugų, jisai matė žmogų. Taip, šalia buvo ir Daivaras, kuris, matome, yra keičiamas. Taip, keičiami būtent Kasparas Krasauskas, Daivaras Jonaitis, aikštėje Evaldas Gaubys ir Tomas Alksnys. Taip, Kipras irgi padarė dar vieną keitimą ir visi keitimai jau Kipro komandoje padaryti, lieka žaisti 3 minutės. 31-0, kad ir kaip būtų apmaudu, turbūt, jeigu Lietuva nepelnys taškų dabar, Lietuvos antroji regbio komanda nepelnys taškų, o Kipras pelnys dar vieną žeminimą, tai bus didžiausia persvara laimėtos rungtynės visame šiame turnyre, didžiausias triuškinimas, ko tikrai reikėtų lietuviam gal pabandyti išvengti ir padovanoti čia susirinkusiam žiūrovam gražių atakų. Taip, tačiau kalbant iš pačio žaidimo, tai visi žeminimai buvo iš klaidų ir matome vėl klysta žaidėjai. Kipras nelabai parodė kažkokį gražų žaidimą, derinių ar pačio regbio susižaidimo, bet visi žeminimai vien iš lietuvių klaidų. Aikštėje matysime dar 2 keitimus Lietuvos gretose. Domas Kungys ir Edvardas Žilius pasirodys Lietuvos gretose. Slysta. Tačiau sėkmingai slysta. Ginas Medvedevas.
Taip, Ginas sėkmingai slysta, bet čia pat praranda kamuolį ir dabar tenka vėl gesinti gaisrus. 2 minutės iki rungtynių pabaigos, dar 2 keitimai. Domas Kungys keičia Šerno ir Žilius keičia Peskovo Edviną. Aikštėje yra, tarkim, šiuo metu Tomas Alksnys ir, tarkim, Domas Kungys ir Edvardas Žilius. Metų skirtumas tarp jų 16 metų. taip, tai Edvardas Žilius pats seniausias turbūt ir turnyro žaidėjas. Niekas net nėra matę vyresnio žaidėjo. Edvardą regbio 7 aikštelėse, kaip Jovaiša koks. Taip, tačiau pripažinkim, jo fizinis pasirengimas Pavydėtinas. taip ir prilygsta visiems mūsų jaunimo žaidėjams. Žaidėjo tokie, mes kalbam apie, kad žiūrovom būtų aiškiau, 15 numerį Edvardą Žilių. Sausas toks žmogus, bet tikrai labai agresyvus. Aštrus gynyboje, greitas puolime. Visapusiškas žaidėjas. Be to jis dar ir nindzė, taip? Taip, jisai kaip ir kovotojas. Jisai berods Kovos be taisyklių. Plungės dziudo mokykloje, taip dirba treneriu, kiek žinau. Taip, ir yra dalyvavęs ne vienose kovos be taisyklių varžybose. Ir nusmaugęs ne vieną priešininką. Nežinau, ar jis ten smaugė. Žinau, kad netgi Anglijoje jisai kovojo. Su Bredu Pitu, kovos klube. Kadangi gavo pinigus, tai galime vadinti profesionaliu mušeiką. Kiek gavo pinigų? Oi, net nežinau. Grįžtame į aikštę, rungtynių laikas baigėsi. Lietuva kol kas sėkmingai vengia didžiausio pralaimėjimo, didžiausių skirtumų šiame turnyre Lietuvos antroji rinktinė. Laikas pasibaigė, Kipras vis dar atakoje ir turi šansą pelnyti dar 5 taškus. Arba Lietuva, jeigu sėkmingai apsigins, perims kamuolį, ką dabar, pavyzdžiui, turi šansą Lietuva padaryti, jeigu dabar sėkmingai išsaugos kamuolį. Ir savo ruoštų, visgi laikas stabdomas ir teisėjas skelbs rungtynių pabaigą, taigi rezultatų 31-0, Kipras laimi. Ir sekančios rungtynės Švedija-Ukraina turbūt vienos lygiavertiškiausių bus rungtynių. Ir pamatysim tikrai įdomią gražią kovą jau už kelių minučių.